vakar kėliau video ir gavau belė kiek šmeišto kažkokio, kad tipo aš sukčius esu, skameris. Iš visą tai netiesa visiškai. Ir aplamai aš nesuprantu, kodėl reikia heitinti. Ta prasme, kas čia per nesąmonę? Blemba, žmogus eina, stengiasi, daro, jis prirašo, karočią. Tokių, iš vis lempų. Nei aš sukčius, nei aš skameris, darau viską sąžiningai. Kaip aš galiu būti sukčius? Kaip tu pats pagalvok, man reiktų su 100 žmonių sukalbėti, kad jie manęs neremtų, taigi man kalbas iškart paeitų, kad čia kažkas čia blemba suka maklės kažkokias ar dar kažką. Ta prasme, logiškai, biškai pagalvok logiškai. Ir aplamai, tas visas mano heitas, paskutinis mano video, mano asmenybės net nebuvo, dėl to, kad per tą heitą aš užsidariau savyje. Užsidariau ir galvoju, nerodysiu nei banko, nei nieko, nes, ką tu bedarai, vis tiek atsiranda žmonių tokių, kad nepatinka kažkas ir panašiai. Todėl aš tiesiog nusprendžiau, aš išjungsiu tos komentarus, aš nematysiu, aš darysiu savo ir kas nori žiūri, kas nenori nežiūri. Ir kaip įrodymą dabar žiūrėkit, aš sustosiu tiesiog stoteliai ir nesvarbu, kiek ten bus žmonių, aš paklausiu jų. Blemba, čia dabar autobusai, gal biškai toliau nuvažiuoti. Ir vienas iš tų žmonių gali bet kuris būti tavo mama, tėtis, sūnus, brolis, aš nežinau. Ir kad ir jisai neremia, jisai gali turėti screenshotą tiesiog. Ir viskas, man reikia atiduoti 100 eurų ir dviratį. Tu pats pagalvok, aš išėjau į bomžavimo challenge, rizikuodamas savo gyvybę tarp narkomanų. Ta prasme, Stoties rajonas, jeigu tu ne Vilnietis, tu net neįsivaizduoji, kiek ten narkomanų. Vien narkomanai, ten tipo visas rajonas narkomanai. Ir pas mane įranga už 100 eurų. Už 100 eurų, kur, ką žinau, gali bet koks narkomanas ateit man papjauti ir pasimt viską. Tai blemba, tu biški pagalvo, kokią aš riziką ant savęs parisiemu. Ir tu eini rašai tokias nesąmonės, tu ten čytinai, kad paėmė už reklamos pinigus ar dar kažką, blėt. Atsiprašau, ta prasme, čia mano projektas buvo. Eina šik, ta prasme. Ir per visą tą heitą, iš tikrųjų, jis mane labai įtakojo. Labai įtakojo ir uždariau visą negi projektą, nes man ir taip tenai buvo sunku. Ir dar pist heito, kai padavė iš visų iš lempos, kad paėmiau tiesiog reklamos pinigus. Karočią, nusprendžiu viskas, manęs daugiau nebeįtakos joks heitas, aš išjungsiu tiesiog komentarus ir aš padarysiu savo. Ir kadangi aš išjungsiu komentarus, aš jau bent jau galiu laisviau jaustis. Toks akmuo nusirito, nes aš nebematysiu, aš nežinosiu, man nereikia, kas tenai už akių kažkur kituose, nežinau, čatuose, forumuose, ar kur žinau, kad Discordas yra apkalbų klubas. Aš ten nesilankau, aš niekad neskaitau tų apkalbų, jokių man jie neįdomus, aš visada pasižiūriu, šiaip sakau, kad pasižiūriu bet kokį video ir aš pats susidarau savo nuomonę, neinu ir net neskaitau tų komentarus. Komentarus nebent skaitydavau laivą, žiūrėdavau, arba Facebook'e po postų. Jo, tenai paskaitau, bet po video man tai net neįdomu, nes aš savo nuomonę tiesiog susidarydavau. Bet ne tam esmė. Esmė, kad, tipo rašo tikrai, netiesa, visiška netiesa. Blema, čia tik vienas žmogus gaunasi. Bet va, blondinė kažkokia ėjo, labai jauna. Ten matau kažkokį didesnį aktyvumą. Dai, pasukam ir nuvarom į tą stotelį. Ai, nors stoteliai nėra, čia tik vaikščiojo. Žodžiu, praeisiu per visus lombardus, per visus čia kas dirba. Ir paklausiu dabar, ar remia mane ar ne. Ir kaip aš galiu čia su visais susitartis, man pasakykit. Kaip taip įmanoma? Pradedam nuo kirpyklos. Labą dieną. Gal remiat jūs Karmos draugą tokią? Ne. Neremiat. Atsiprašau, gal jūs remiat Karmos draugą? Girdėjot tokį? Supratau. Čia visi vyresni, labai ir kažkaip nejaukų, man viškai čia labai daug žmonių. Labą dieną. Gal remiat Karmos draugą? Kaip? Gal remiat youtuberį tokį Karmos draugą? Ne. Supratau. Atsiprašau, gal jūs remiat Karmos draugą? Ne.
Tai kiek čia dabar praėjo? Gal remi Karmos draugą? Nežinau, kas tas. Nežinau. Atsiprašau, gal remiat Karmos draugą tokį youtuberį? Nežinau, Nežino. Gerai. Atsiprašau, gal remiat Karmos draugą tokį youtuberį? Ne. Ir kiek čia buvo? 1, 2, 3, 4, 5. 6 žmonės in row. Ir kaip aš galiu su jais... Ir ten jūs galit galvoti, ai, tai jie nežiūri tavęs taip toliau, tai bet jie galėjo turėti screenshotą. Galėjo bet kas atsiųsti. Čia jaučiu ir jūsų pažįstamų net yra dabar, kurie žiūrėsit. Einam toliau, tiesiog čia. Kiek ten buvo 6 kokie žmonės, ne? Einam čia į vidų, barmenės jau. O, labą dieną. Gal jūs remiat Karmos draugą tokį youtuberį? Ne? Supratau. Tebūnė, einam dar į vidų paklausim. Nieko nerasi, ne? Supratau, važiuojam toliau. Servisai. Karmos draugą. Negirdėjote, ne? Važiuojam toliau. Atsiprašau. Gal jūs remiat Karmos draugą youtuberį tokį, arba kažkas iš jūsų pažįsta? Karmos draugą girdėjo tokį? Ne. Nu tai pažiūrėkit YouTube'ai tada. Visą gerą. Nu va, būtų nors vienas rėmės, mašiną iš karto. Mašiną iš karto jiems. Supranti, va, dar jaunimas eina. Tipo, gal kad senimo prašau, taip toliau. Pažiūrim jaunimo. Atsiprašau, gal remiat Karmos draugą? YouTube'ai. Mes nenorime kalbėti, atsiprašau labai. Nu, nekalbėkit, tada mašiną praleidot ką tik. Dar jaunimo kokia yra. Atsiprašau, gal jūs esat girdėjus tokį Karmos draugą? Ką? Ne? Supratau. Nu ir jūs man pasakykit, kaip aš galiu taip suvaidinti? Kaip aš galiu tokį suvaidinti dalykus? Kokią čia netiesą rašot? Apgavikas, apgavikas kaip? Pasakyk tu man. Čia sakysi, šieno kupeto ieško ar dar kažką jo, bet aš praeitam video radau savo YouTube'ės rėmėją, kuriuo aš turiu tiesiog 40 ir aš radau jį. Tuoj parodysiu. Patys galit pasižiūrėti. Va, atsisukit, ieškau kam padovanoti savo žaislus tą video. 8 minutės 50 ir šitas va vaikinas rėmė mane YouTube'ai. Niekas nieko nerėmė, ne, draugai? Kur aš turiu tik 40 YouTube'ės narių. Tai šieno kupetui. Dabar aš net neįsivaizduoju, man gali bet kuris parodyti, kad remia. Važiuojam toliau. Nusprendžiau, kad važiuoju, pasivažinėsiu su dviračiu, nes su mašina čia gaudyti labai nepatogu yra visur sustoti. Biškį pasivažinėsiu po Klaipėdą dabar. Kažkas galvoja, ai, tai tu čia važiuoji į tolį kažkur, ten tipo jau Klaipėdoj nėra šansų. Nu va, kažkas dabar bus apsišovęs, kas sakė man, kad ten tu važiuoji į tolį, čia iš Klaipėdos neapsimoka remti, nes Klaipėdoj tu nebūsi, vis tiek išvažiuoji. Kaip pavažinėsiu dabar po Klaipėdą, va. Neparėmė manęs. Gerai, neparėmė. Praleisi šansą dabar, jeigu neparėmė. O gal ir parėmė? Aš nežinau. Jeigu parėmė, suteiksiu aš tų šansą tada. Tikrai nervuoja, ta prasme, nu yra visiška neties. Nes visi pripratino daryti tokias nesąmonės, kad apgaudinėti kažką tokio. Nei aš noriu apgaudinėti, nei ką. Negirdėtas. Ką tik automobilį praleidai Audi A5, va ten stovi juodas. Jeigu būtum rėmęs, būtum pasiėmęs. Jauti? Ką? Followini, bet neremi. O remt reikia. YouTuberį Karmos draugą. Ne. Neremi. Nesu girdėjęs. Supratau, gali pasižiūrėti YouTube. Kokį kontentą kelia? Nu, aš ten pamatysi viską pats žodžiu. Tai kiek čia tų žmonių apklausiu apie 10. Ne, davai, suvarom 50, važiuojam į kitą miestą. O nauji vairuotojams, naujiems jauniems vairuotojams tikrai neporošal būtų automobilis. Ir žiūrėk, kaip mes padarysim. Matau blondinę visai neblogą. Atsiprašau, gali biškį nuleisti. Klausyk, gal remi tokį Karmos draugą YouTuberį? Išsigando kameros, bet jinai nežino, kas vyksta. Gal remi Karmos draugą YouTuberį? Pala biškį, iki. Kas taip? Remi gal Karmos draugą? Kas Karmos draugą? Nežinai, supratau. Gerai. Ne? Ne. Ne? Ne. Ne? O tai tu nežinojai, kad jisai gali padovanoti tau mašiną?
Nežinojau. Nu, tai jeigu, žinok, būtum parėmus Karmos draugą, būtum gavus mašiną. Gal žinot Karmos draugą tokį youtuberį? Ne, nežinau. Nu, tai va. Gal turite cigariuką? Aš nerūkau, žinok. Labą dieną. Gal Karmos draugą remėt tokį youtuberį? Karmos draugą gal remėt youtuberį tokį? Prašau. Ar nu, jūs nežinot, reiškia, kas yra Karmos draugas, taip? Ne, nežinau. Tai dabar žiūrėkit, ką jūs praleidot? Realiai Audi A5 praleidot. Jeigu būtumėt mane rėmę... Kažką norėjot jūs dar? Tai da, nu prašau. Ačiū, malonus jūs. Norit pasakysiu jums paslaptį? Nu, Dovanoju automobilį. ne, ačiū. Ne? Tai jūs nežinot Karmos draugo, reiškia, ne? Ne. Tai va, tai ta prasme jau nepadovanosiu, nes jūs nežinot. Bet jeigu jūs būtumėt žinojusi ir būtumėt mane rėmusi 3 eurais, o dabar būtumėt gavus Audi A5 automobilį ir šitą dviratį. Ačiū. Prašau. Ir jums. Nereikia mašinas? Nereikia Audi A5? O dviračio? Irgi nereikia? Turi gal daug jų? Jo. Gali man gal pavaryti? Ką? Gali man pavaryti gal dviratį? Supratau, gerai, dai, sėkmės darbę. Nesigirdėjęs. Esu girdėjęs. Esi girdėjęs? Ne. Ar esat girdėjęs ponios Karmos draugą tokį? Nesat girdėjęs. Gerai. Ne. Nes. Tokia. Dar 3, apie 20 jau yra. Sveika. Kaip laikaisi? Gerai. Aš norėjau paklausti Kaip? apie Karmos draugą tokį. Oi, nepradėkim. Ką? Apie Karmos draugą? Taip. Jūs pamatėte manyje Karmos draugą? Ar jūs žinot, kas yra Karmos draugas? Nu, galiu įsivaizduoti. Nu kas? Draugas iš praeitų gyvenimų kokių? Ne. Ne? Toks youtuberis. Ir jisai nori padovanoti automobilį. Ne, nenoriu. Aš neturiu teisų, žinokit. Supratau, gerai visą. Gerai visą. Jis gražiai atrodo. Labą dieną. Kalbat lietuviškai? Gal žinot tokį Karmos draugą YouTube'ai? Kaip jūs galvojat, kas būtų, jeigu būtumėt mane parėmę Contribui? Kas jis yra? Nežinau, kas jis yra. Būtumėt gavus automobilį. Ką tik pamačiau iš karto 3 variantus. Sveiki. Ar jūs esat girdėję apie tokį Karmos draugą ir jeigu jį parėmė, iškart gauni mašiną? Ne. Ne. Nu, dabar jau per vėlų, bet jeigu būtumėt mane parėmę, gautum A5. Jautė? A5 automobilį. Kokią progą parėmė? Tai Contribui, ar žinai, kas yra Contribui? Kaip taip, Patreonas. Kokiu tikslu? Kaip- Jūs kaip influenceris? Jo, aš influenceris ir aš ieškau savo rėmėjo. Ir jeigu būtų mano rėmėjas, dabar būčiau tau mašiną tiesiog padovanos ir šitą dviratį. Okay. Ir daug kas netiki, nes galvoja visi apgavikai, žinai, kaip būna. Nu, Bet, sunku Lietuvoje. bet ar aš apgaudinėjau, dabar tu mane pažįsti? Nu, realiai nežinau, aš... Iš vis nepažįsti, o jeigu būtum pasakęs mane Contribui rėmė, viskas tavo mašina. Jo, remiu toj. Ne, aš galiu pasitikrinti, žinok, taigi pas mane yra visas sąrašas. Blemba, pradėjo lyt labai nemalonu. Labai nemalonu. Atsiprašau. Ne, nežinau tokio. Oi, labai negerai. Bet žinot, kas būtų, jeigu būtumėt rėmę? Nu, ir kas? Būčiau padovanojęs, iškart jums šitą dviratį ir Audi A5 automobilį. Nereikia, nemoku važiuoti dviratį. Tai o automobiliu. Turiu savo. Nu tai va, tai galėtumėt parduoti, vis tik visgi pinigai. Taip, nieko už ačiū nebūna gyvenime. Tai ne už ačiū už rėmimą, jeigu būtumėt rėmę mane. Ar aš jūs pažįstu? Ne, Ne, visiškai. taip. Atsiprašau, ar jūs pažįstat mane? Ne. Ne. O Karmos draugą girdėjau tokį? Nenoriu susipažinti. Ne, aš nenoriu susipažinti, aš norėjau pasiūlyti tik tai... Va, Mes neturim laiko iš tikrųjų. supratau. Nu, bet variantas yra. O šiaip, aš pasakysiu tiesiog, nesusipažįstant, bet pasakysiu, ta prasme, jeigu būtumėt mano Contribui rėmėjas, žinot, kas yra Contribui arba Patreon? Jo? Tai dabar būtumėt gavę Audi A5 ir šitą automobilį. Tiesiog. Nu, va, fainai. Jo. Kitą kartą, ačiū. Gerai, viso gero. Atsiprašau. Gal esi girdėjus tokį? Ne, nesuprantu vas. Supratau, nu vis tiek, variantas. Žodžiu, laukia lyja, labai nemalonu čia man važinėti, važiuoju mašiną. Pažiūrėsiu, ar kitose miestuose nelyja. Gal kažkur nelyja, nuvažiuosim kitur. Sveiki. Kaip sekas dirbti? Gerai. O jūs kas toks? Aš esu Karmos draugas. O, Norėjau paklausti, kiek per dieną jaunimo pabėga? kaip pasakyti, pabėga. Ar pabėga iš vis, iš autobusų lipa ir bėga? Nu, ta prasme, jūs taigi
tą kontrolę, ne? Nu jo. Nu, ar nebūna, kad pabėga jaunimas? Nu, būna visokių atvejų, Taip. nu, visokių, nu. Tai kiek pabėga? Šiaip per... Nu, aš atsimenu savo laikus tiesiog, dabar noriu palyginti. Ai, lygiai kaip koks lygis. Koks lygis, jo? Ar jūs seniau irgi dirbdavot? Nu, aš negaliu pasakyti jums. Nu, bet taip į dieną, kiekvieną dieną būna pabėgimų. Ai, ne? Tai pasikeitė visas. Tai, žodžiu, o jūs Karmos draugą girdėjot tokį? Man tokis nedomina dalykai. Net negirdėjot, ne? Aš supratau. Sveikas. Tu pilnametis? Jo. A, gerai, filmuoju. Tu Karmos draugas, žinai? Čia tu? Jo. Žinau. Nu ir Remi? Remi? Remiu. Atsakyk, parodyk. Aš dabar nežinau, kaip parodyk, gali Gamailą mano pažiūrėti. Aš galiu. Paro, nieko nedaryk. Ar tikrai Remi? Tikrai. Koks tavo Gamailą? Parašyk man žinutę. Per kur? Per Instagramą? Ne, per... Tai tiesiog... Kaip vadinas tas? Koks tavo Gamailas? Ne Gamailas, per... Nu va, mano Gamailas. Simas LTH 123. Simas... LTH. LTH 123. Šmakėlė. Nejaugi rimtai. Nu taip. Nežinau, kaip tas. Jo. Ai, va. Aš nežinau, ar suma, tipo. O čia tai netikėtai. Aš to prasme iš vis variau namo. Aš žiūriu, kad tu tipo su kamera važiuoji, toksai blemba, galvoju mintyse, gal tu tipo čia būsi dabar. Ir toksai realiai. Gerai, pasižiūrim. Agnė, Aivaras. Ana, Simas. Realiai Remi, ne? Nu tai. Jau tik kai tau nuskylo. Aš iš vis realiai net neįsivaizduoju, ant kiek čia trūktų. O gali man iš banko parodyti, kad tai pavedimą padarai? Jo, galiu. Čia senai mane Remi? Ne, aš iš viso vakar su draugė nušnekėjom ir aš šiandien tik pagalvoju į tą, kaip paremsiu. Šiandien? Jo. Prieš kiek čia laiko? Nežinau, nu gal prieš valandą kokią gal mažiau. Nes aš tipo išėjau iš namų iš viso. Buvau susitikęs su draugu. Iki jo nuvariau ir dabar namo tiesiog jau. Jau čia draugas pasakė, kad važinėja, ne? Ne, tai kažkam. Tik ten važinėja. Nu tai kur tu esi? Man eina kažkaip ieškoti. Nes aš va visus tik įrodymus turiu tikrai. Jo, aš va pasižiūriu, tik pas save atrandu tai ir viskas. Ai, rodyti po 100 reikia pasidaryti. Koks tavo Gamailas? Simas LTH 123. O šitas. Vo, yra. Gerai, varom iki mašiną. Tu turi teisės? Aš turiu. Jo? Ai, kas. Čia, o ne dviratės tu nori? Ne, mašina. Eina, aš tik ėmės ant galvos. Nu jauti. Pa, kur aš tą mašiną pasitačiau? Mano kamera neišsikrauna. 16%. Jo. Tu matei video? Čia reiks...
Ir anksčiau tik tokias stebėjau. Tai žiūrėk, tu mane galėsi parvežti namo dar tik tai gerai? Tai be problemų. Ble, dabar čia taip netikėtai gavos, dabar galvos sufeikinau, supranti? Ne, nu to prasme. Kaip čia suteikiam galėjom? Kaip čia gavos taip. Žiūrėk. Nu, o taip va. Ką man tėvam reikės sakyti? Aš nežinau. Tai čia rimtai tipo? Nu jo. Ne, juokauju, ne. O koks tau vis tiek klaidos nėra atiduoti? Tai nu tokios taisyklės buvo, ką aš galiu padaryti. Supranti? Tokios taisyklės buvo. Karoči, tu gal savo Instagram'e pasakyk, kad jeigu ką ten koks Skirmantas Malinauskas, galės ten patikrinti per visus, aš nežinau, giminių ryšius ar dar kažką, žinai. Nepažįstame, jo. Ne, nu, supranti, ta prasme, nes atsiras galvos tas kameras, aš dar išjungiau komentarus, primėti po savo videom, galvo, nes rašė visokius kameris, čia visokias nesąmonės. Nu. Čia žiauriai netikėtai. Ta prasme, ką? Net nebūčiau pagalvojęs, ta prasme. Nu, nori sėst tu vairuok. Ar? Dabar? Nu. Iš karto? Nenori? Galiu pamėginti. Bet tu moki vairuočiai? Aš moku. Jo, tu... Aš mašinas neturiu, nes aš pardamas kamerą tipo nusipirkau. Supratau. Ir man realiai belekai tos mašinos iš tikrųjų net, nu, tipo reikėjo. Tai šiaip geras esi vat gyvenime? Nu, aš nežinau, nieko blogo, niekam nedarau. Nu, tai matai, tau atsilygino gyvenimas, aš tai galiu pasakyti. Bet čia metanas, ne? Jo, atidaryk man duris. Čia yra taip, kad akumas silpnas. Aha. Ir jį pasikeisi ir atsidarakins duris ir gali būti ir susitvarkys ir parkai. Nes sakiau, kad neveikia, atsimeni parkai. Ja, aš kažką žiūrėjau su tokia, tipo... Tai žinok, dėl to akumo gali būti ir susitvarkys parkai ir vat nerakina durų, nes... Bet čia... Aš negaliu patikėti, pasne. Kaip čia vaikai? Žiūrėk, dabar paspaudi startą. Palauki. Čia žodžiu papypsi, nes reikia padangas tipo prisipūst. Bet jos yra pripūstas, viskas tvarkoja, bet kadangi neveikia tas displėjus, atsimeni, rodžiau, kad reikia pasikeisti, ne? Tai reikia su, nu, kaip čia pasakytų, subalansuoti ar kažką. Žodžiu, kai prisipūti, jeigu tu, pavyzdžiui, nuleidžia padangą, tu pradeda pipsėti. Kai tu prisipiti, tau reikia restartuoti, žinai, tipo, kad jisai vėl pajaustų lygumą ir tada nebepipsi. Ir vat aš negaliu nurestartuoti. Tai dabar paspaudi sankabą ir viso, užsivilamas. Ir dabar kur reikia? Dabar važiuojam gatvę, jeigu žinai tada. Žinau, man atrodo, čia prie tilto kažkur kur netoli, ne? Jo. Ką? Nu, aš ta prasme net nesu tokiai, nu, ta prasme tokios mašinos net vairavęs, tai panaudoju. Nu, tai jinai dabar tavo. Palauk, tu žinai šiaip mechaną kaip ir... Aš mechaną, jo, esu, tipo, vairavęs. Jo, vo, viską moki. Čia šviesas automatiškai? Automatiškai, taip, čia tiesiog atleisi ir važiuosi. Bet aš net nežinau, tipo, net nesu pripratęs prie tokias, aš net nežinau. Tai gerai, viskas tvarkoja. Bet matau, kad va moki, ant bulinę powerą jungiai. Nu, čia... Esi važiavęs su... Jo, su mechanu aš esu. Žiūrėk, filmuoju tavo draugelis, tipo? Ne, aš nepažįstu. Ne? Su dviračiai. Ne, aš realiai nežinau. Esi čia, žinai dėl ko čia gali jisai filmuoti? Dėl mašinos, tipo. Nu, čia yra pastoviai būna prie to lyglo, tipo vaikai filmuoja mašiną. Dabar man reikia pasižiūrėti SDK kodą. Galiu aš parūkyti? Davai parūkom kartu, nes čia... Tu turi cigarečių normalių? Aš veipą turiu. Ai. Nu gerai, rūkyk, tai pizdu. Aš tau duosiu, jeigu tu nori. Nu, davai. Fū, einas šiek. Aš net nesuprantu. Neįsivaizduoji, kaip aš jaučiuosi.
Už 600 atidavau mašiną, ką tik. Bet aš, tipo, dedu ranką prieš širdies, neparduosiu aš tipo jos. A, tai man nesvarbu, Nu, žinai. tai kad tau, aš žinau, tipo, kad tau gal būtų liūdna. Ne, man, nu ką aš žinau, nu tai ką tu nori tą daryti, ta prasme, koks skirtumas. Nežinau, aš jaučiu, nes man reikia žiūriai mašiną. Nu tai ir važinėkis, pasikeisi akumą, pasikeisi va, tą displėjų ir viskas, čia realiai daugiau tau, ką aš žinau, įsidėsi tas grotelės, čia vat... Ai, stiklas. Stiklas, jo. Aš nežinau tik dėl ko parkai. Vat man gali būti, kad tu pasikeisi akumą ir tau daug kas susitvarkys. Ta prasme, nes 100% atsirakys duris. Aš nežinau va, dėl šito, kas pypsi, bet daug šansų irgi, nes čia elektrai ir sueina viskas vėl į akumą, žinai. Tipo. O kaip tau iš viso šovė idėja, tipo, pradėtų daryti? Ką būtent? Ta, tipo, išvažiuoti į Vilnių ir pradėti, tipo. Nu, aš galvojau YouTube filmuoti, žinai, tiesiog, ne? Bet nežinau į ką, tipo. Nu ir kaip, aš galvojau filmuoti, ieškot gal merginos, tiesiog, žinai, tai parūkyk po to man. Arba gal nereikės man. Karočią galvojau ieškot merginos, po to galvojau, blemba, ką čia dar nufilmuoti, gal prankus tokius kaip Edvardas Bilas, žinai, toksai, arba Litvinas ten Rusijai. Nu, žodžiu, Litvinas, jo, žinau. Nu, va, tipo kažką tokio, žinai. Ir dar kažkaip galvojau, ir o man draugas sako, žinai, blemba, va, įdomu būtų, kaip benamiai gyvena, ta prasme, nufilmuoti, permiegoti benamių namuose, tose nakvynės namuose, sako, blemba, galėtum susukti tokį video, žinai, išvaryti į nakvynės namus, pernagoti vieną naktį, žinai. Ir man nuo to aš pradėjau galvoti, žinai, blemba, o jeigu aš iš viso išvaryčiau būti benami, žinai, tipo, nu ir vat viskas prasidėjo taip, kad vat dėl to. Blemba, nu šiaip žiauriai idėja, tipo, gera, nu visiškai nieko panašaus. Jo. Aš dar per tavo video pamačiau tą televizijos bokštas, tipo, YouTube'ą, tai irgi pasižiūrėjau. Nu, tipo, irgi kitoks formatas toksai, kur kalbina. Nenorėsi tu? Ne, tai tu. O kaip tu čia žinai, kad aš tam name gyvenu? Ne, nu tai aš čia vakar tiesiog sakiau. Kaip? Pastatysiu čia, tipo, kaip ir vakar. Vakar mes tenais, ne? Nu čia aš jau važiavau šitą pas. Tai ką, žinau, sėdam. Davai. Geriau taip, jeigu atvirai, ta prasme, tipo, ne, nu čia nieko nepasikeis, man taip įdomu dėl ateities savo, nu, pakeisti, žinai, taip prasme sprendimus galbūt padaryti, kad tą pačią dieną žmogus negali laimėti mašinas, nu, parėmęs tą pačią dieną, žinai, negali, ar, tipo, ar aš nežinau, nu, ta prasme, iš tikrųjų tu čia visiškai random buvo. Jo. Nu, visiškai random, ne? Tai gal ir nedėt tokios taisyklės, nes aš galvoju, nu, tipo, jeigu toliau kitą mašiną nes aš pats galvoju, nu, tipo, tu kaip priėjai, ir aš galvoju, ble, nu, tipo, šiam parėmiau tikrai galvos, kad fake, tipo, ne, bet rimtai. Jo, tiesiog su tokia mašina. Kaip čia padaryti dabar, nes, nu, aš matai, aš noriu vėl mašiną pirkti ir vėl sukti tą patį, žinai, tipo, ir galvoju, kokias taisyklės gal pagerinti kažką, nes, nu, nes, tipo, čia taip atrodė biški fiši, žinai, prie mano mašinos, tipo, kad kaip ir galėjai trintis tenai, nes buvo ten prie mašinos, aš paklausiu keletos tokių irgi jaunų, žinai, tipo, jie galėjo prašyti draugelių, aš nekaltinu nieko, ta prasme, nu, čia, tipo, aš tik pats noriu patobulinti, žinai, tipo, visą šitą idėją, tipo. Aš suprantu, nu, aš nežinau, tipo, gal... Tau iš vis buvo random, ne, iš tikrųjų, tipo. Taip. Nes aš pats galvoju, nu, tipo, dabar, pats, aš galvoju, kad tu pats, tipo, netikėsi, žinai, sakysi, ai, nu, tai čia bus, tipo. Nors, tipo, realiai, žinai, viskas tvarkoja. Nu, man ant sąžinės būtų, tipo, žiaurių čia piškė. Tai čia, bet SDK kodom, dabar mes žinom viską? Tai čia tau reikia prisijungti prie vairuotojo portalo. Jo, viską žinai, ne? Na, aš kiek atsimenu, kiek aš kai pirkau mašiną, kaip darė. Nes SDK kodas, taigi... Nes aš vakar, tipo, žinai, grįžau namo, tėvai, tipo, sako, nu, pradžiai net nesuprato. Jo. Jie visiškai nesuprato, kai šitą, tipo, per varkį aš parsivežiau mašiną, sako, tipo, iš kur gavai? Sakau, tipo, laimėjau. Sako, tipo, proto, sako, už kiek pirkai, tipo, žinai. Sakau, nieko nepirkau, tipo, rimtai laimėjau. Tipo, kas čia dalina mašinas, tipo, dar kažkas, tipo. Po to jungiu tavo video, tipo, sakau, ai, žiūrėk, karoči, tipo, man galvos skausmo nereikia. Tipo, visą tą tavo video peržiūrėjau, kur mašina, tipo, dovanoja tą video informacinį. Peržiūrėjo, tipo, nu, suprato, kad čia realiai atidavinėjai, kad, tipo, buvo galima laimėti. Ir po to sako, tipo, o jinai nebus pyzdinta, gal čia, tipo, tau specialiai, žinai, tipo, pakišo. Sakau, nu, tipo, dokumentai, viskas, nu, tipo, nieks pyzdintos neleistų užregistruoti, žinai. Nu, sako, gerai. Dabar 06 mėnesį. 20, ne? Ble, čia turėtų... Pardavėjas, transporto priemonės savininkas.
Gaila, kad taip viskas anksti pasibaigė su tą mašiną. Mašinos tai visiškai negaila. Bet tiesiog dabar reikės man važiuoti, jau keliauti, o man taip gera namuose iš po to bomžavimo. Tokią euforiją jaučiu ir taip nenoriu palikti namų. Ir taip jau pradėjau kurti planus. Blemba, aš šiuo metu dar esu šiaip kaip ir nežinomas ir manim daug kas nepasitikė, bet aš galvojau, pradėsiu vaikščioti prie tų žmonių, kaip prieisiu prie 1000, prie 10 000 žmonių, tai jų visi pažįstamų ratelis visas, ta prasme, žinia praplis, kad aš iš tikrųjų noriu tą automobilį atiduoti ir pritrauksiu daugiau finansų, iš tų finansų galėsiu nusipirkti naują mašiną ir vėl taip prasukti ir taip sukti karuselį ir pro to pradėjau galvoti, kad blemba, fainiai būtų dar tokią veiklą man užsiimti, tai iš tų pinigų pirkti automobilius iš Amerikos arba iš Vokietijos, juos siūsti Lietuvą, remontuoti, jums viską rodyti, supažindinti, pačiam išmokti, kadangi aš dar pats to nesudaręs ir nemoku, bet aš norėčiau pasimokinti, man tokia įdomi veikla su mašinom aplamai. Tai galvojau, kad vis tiek yra žmonių, kurie tai darydami pliusuoja, tai aš irgi išmokčiau su laiku pliusuoti ir jumis galėčiau išmokinti ir jūs, gal atsirastų tokių žmonių, kurie irgi tuom užsiimtų ir atvešiau į šitą pirikupų vadinamą biznį. Ir viskas degė. Viskas degė, iš vis į bačką nukritau realiai su tą mašiną. Netikėtai, pirmas blynas prisvilęs, bet aš neprarandu vilties ir aš galvoju, kad dar šitą idėją įgyvendinsiu vėliau. Tik dabar nėra finansų, jeigu norit, galite pažiūrėti. Ta prasme, pas mane kontribį 600 eurų. 600 eurų. Ir YouTube'ai beveik 2000 baksų, kuriuos aš tik galėsiu kito mėnesio 21 dieną nusimti. Nes YouTube'as moka kaip ir visuose darbuose. Ta prasme, mėnesį atidirbi, kito mėnesio gale 21 dieną jisai pats automatiškai išmoka. Tai dabar yra birželis ir jisai išmokės tik tai Liepos 21 dieną man. Ir viskas stoja, aš negaliu investuoti šitą visą reikalą daugiau, nes paprasčiausiai nėra finansų. Per bomžavimo laiką man jūs buvot sumetę apie 400 į sąskaitą. Tai jų irgi nebėra, nes aš iš tų pinigų sumokėjau mokesčius už butą, už 2 mėnesius iš karto, nes bomžaujant neturėjau pinigų, nesumokėjau. Gavo 190, kad reikėjo sumokėti. Plius dar padalinau, bet aišku ir bonkių gavau iš žmonių. Tai ten tas ant to, sakykime, išėjo, gal biški pliusė, bet pragyvenau tame bomžavime iš tų dar pinigų. Ir į Kauną išvažiavau, kūro išpyliau, ta prasme, kūro susipyliau į Kauną, tų pinigų visiškai nebėra. Bet dar vakar užmetė kažkokią, ar užvakar kažkokią moteris užmetė 30 ir vakar berods 40 kažkoks vaikinas. Tai jums labai ačiū žiauriai iš tikrųjų, kad užmetėt, nes dabar esu 100 eurų, gal turiu sąskaitų realiai, tokia realybė mano, 100 eurų sąskaitai. YouTube'ai 2000, kurie ateis man tik kitą mėnesį gale ir Patreon'e 600. O Patreon'e irgi, jeigu tu šiandien paremi, tik po 7 dienų įkrenta į kitą balansą, iš kurio galime išsiimti ir iš to balanso dar 2 darbo dienos trunka, iki 2 darbo dienų trunka, kol galima įsiimti jau į sąskaitą. Tai žodžiu, Patreon'o pinigai irgi stringa. Tai ką viso to noriu pasakyti iš tikrųjų. Dabar esu tokiuose apmąstymuose, ką daryti man, važiuoti, tranzuoti ir taip prisikaupti YouTube'ai pinigų ir po to grįžti ir vėl investuoti. Ir nežinau, jeigu vėl sudėksiu, aišku, jau turiu patirties, kad grįžtant prie mašinos nebestabdyti žmonių, nes gali manęs ten laukti. Plius jaučiu įsidėčiau naują taisyklę, kad tą pačią dieną parėmė žmogus negali laimėti. Turi praeiti ten, sakykime, parą laiko, nes aš nežinau, ta prasme, dabar buvo viskas sąžininga, viskas pagal taisyklės, bet realiai galėjo būti taip, kad jisai pamatė mašiną, parėmė ir laukė, vaikščia. Visaip galėjo būti, bet aš jo nekaltinu, viskas buvo sąžininga ir viskas tvarkoj. Tai ko aš norėčiau iš tikrųjų jūsų paprašyti. Dabar kontribį yra atidarytas, visi galite pasižiūrėti, kiek ten tų pinigų. Ir jeigu jūs norėtumėt pamatyti tokį kontentą, kaip nupirkau automobilį kažkur užsienį, ne kažkur, o Amerikoje arba Vokietijoje ir parsiųsčiau į Lietuvą, viską remontuočiau, nes savo rankom aišku, bet ta prasme surasčiau meistrus, kiek kas kainuoja, kur kiek pinigų išeina ant detalių, kur ieškau tų detalių ir panašiai. Ir jeigu jums įdomu būtų toks kontentas ir norėtume dalyvauti šitam visam reikalę, tai prisidėkit kontribį ir jeigu mes pradėsim augti, parvarau mašinų, aišku, dabar daug nieko neužaugs, bet jeigu užaugtų, sakykime, iki 1000, bent jau aš galėčiau nupirkti kažkokį tokį, sakykime, už 1500 kažkokią mašiną ir už 500 paguodos prizą. Tai yra, kaip prie draugo prieinu su screenshotu. Ten ar plaistą kokį nors, ar vėl dviratį, nesvarbu. Ir galėtume po biškį toliau sukti šitą visą idėją. Aišku, čia užtruks laiko, kol parsiųs tą mašiną, kol sutvarkys ir panašiai. Ir pradžiai tikrai
iš to vien tik kontento neišeis. Todėl man reikia galvoti, ką dar pafilmuoti. Nes realiai man asmeniškai labiausiai aš norėčiau, mane traukia mašinos nuo vaikystės ir man būtų įdomu tikrai tas mašinas paremontuoti ir pavažinėjau kokį mėnesį, atiduodu kitam žmogui, vienam iš savo kontribį ir varau kitą, taip pat vėl sutvarkom, atiduodu ir žiūrim, kiek pinigų už kiek nupirkau, žiūrėtume, kiek sukišau ir kiek rinkos kaino vertė ir visi matytume, kiek įmanoma uždirbti iš to, ta prasme viską tiesiog taip atvirai parodyčiau kaip yra. Ir sakau, jums būtų pamoka, gal ir įdomus kontentas kitiem, kas su mašinom, kam mašinos irgi įdomios. Bet dabar vis tiek, taip anksti iškart neis, nu žodžiu. Esmė tokia, atidarytas kontribį. Jeigu kontribistai pradės skirstytis jau, dabar tai nieko šito ir neišeis. Reikės jau iš savo pinigų čia investuoti, tai reiškia reikės ir važiuoti. Bet jeigu, sakau, jūs norit pamatyti, tai prisijungkite tą kontribį, tais 3 eurais, čia tikrai nėra daug per mėnesį tie 3 eurai, bet ateityje žiūrėk, gal ir privažiuosiu prie tavo pažįstamo kažkokio arba prie tavęs pačio ir pats galbūt visas tas reikalas užaugs iki tokio lygio, kad ir Porsche kokį, pavyzdžiui, galėčiau atiduoti. Arba iš vis dar toliau, pavyzdžiui, kai jau bus daugiau pinigų, tai ir kas savaitę gal išeitų po mašiną. O arba ten iš vis, jeigu kosmosas, ta prasme, dar kažkada ateityje ir būtus gal išeitų dovanoti. Nu, čia tokiose svajonėse, aišku, bet o kodėlgi ne, o kodėl neįmanoma. Šiuo metu vis tiek reikia kažką daryti, reikia suktis, tai ir vienas kažkaip aš šitą kelionę visiškai nenoriu varyti. Nu, ta prasme, po to Vilniaus tokio reikia merginos. Ir būtų įdomus kontentas, kai kalbinu merginas. Ir man pačiam, kaip bebūtų jos reikia. Noris vis tiek apkabintos, šilumos, taip toliau. Iš vis būtų faina, jeigu jinai kartu važiuotų, varytų tranzuoti. Būtų ledas, bet yra ir kitas minusas, nes jeigu vieną, aš norėčiau nufilmuoti, tipo, kaip taip slaptai, pirmą kaip užkalbinu, gaunu numerį, po to antrą pasimatymą, ten trečią, bet taip neis, dėl to, kad jau žiūri vis tiek 10 000 žmonių ir tik pirmą nufilmuosiu, kaip gaunu kontaktą, tai jai tikrai kažkokie draugai ten atsiūs, o žiūrėk, čia tas ir viskas dega. Nu, ta prasme, dėl antro pasimatymo, trečio, kad filmuoti galėčiau, jau jinai sužinos. Tai čia toks irgi biški nelabai, čia tik vienas video gaunas. Nu, žodžiu, dabar esmė tokia, atrakintas kontribį, galit patys pasižiūrėti, ar prisijungia naujų narių, ar skirstas ir nuo to irgi daug kas priklausys. Jeigu taip netikėtai šautų, pavyzdžiui, 1000 žmonių po 3 eurus tiesiog susimeta, kas, iš 30 000 peržiūrų, tikrai čia nėra sudėtinga ir daug. Ir realiai galėtume sukti šito kontentą. Pradžiai bent jau sakau, nupirkčiau paprastą kažkokią mašiną, tiesiog, kad palaikyti degimą, kad toliau visas augimas būtų. Ir ateityje, kad ir jūs dabar netikite, vis tiek atsiras teis laikas, kai aš ir prie tavo pažįstamo 100% prieisiu. Arba prie tavęs per laiką. Tad prašau prisijungti tiesiog pas mane prie kontribį ir pabandykim užkurti tą karuselę. Aš savo all-in investuosiu, kiek aš turiu pinigų. Tik reikia man palaukti, kol YouTube'as išmokės pinigus. Nu, tik savo pasiliksiu ant pavalgyti. Ta prasme, būtinų tokių dalykų, mokesčius sumokėti, pavalgyti ir viskas. Ir aš pats pasiruošęs all-in investuoti, nes aš tikiu šitą visų projektą ir šitą idėją. Bet šiuo metu tiesiog finansai man neleidžia. Ačiū visiems, kad žiūrit, kas nepabėgot pasikeitus kontentui. Kai tik pakeičiau kontentą ir išleidau tą žmonių kalbinimą, kad ieškojau, ką mašinas atiduoti, tai pradžiai pradėjo krist, kokia -50 buvo subscriberių. Po to ant lygių ir dabar žiūriu, vėl jau pradėjo kilti ir ateina jau naujo kontento žiūrovai. Smagu, kad sekat, smagu, kad žiūrit. Dabar išjungiu komentarus, galiu būti atviresnis. Žinau, kad nebematysiu tos kritikos. Man pačiam dabar taip netgi ta galva nebeskauda. Jau šiandien pirmą dieną vakar išjungiu tos komentarus. Šiandien jau toks žymiai laisvesnis, nes žinau, kad nepamatysiu kažkokios kritikos. Galiu daryti taip, kaip noriu, tiesiog kaip man patinka. Tai dar kartą ačiū visiems, kad žiūrit ir iki sekančio video. O koks tas bus video sekantis? Nu, palaukiam porą dienų, pažiūrim, kas kontribį vyksta. Ir tada aš nuspręsiu, ar varau kelionę, ar kalbinu merginą, o gal kontribį netyčia, kas mažai tikėtina, kad šautų. Bet vdruk šaus, tai ieškosim antro automobilio kito. O gal netgi bus taip, kad aš pasiskolinsiu pinigų ir nupirksiu tą automobilį ir prasuksiu dar vieną ratelį. Nu, nežinau, žodžiu, dabar reikia laiko kelių dienų pažiūrėti iš viso, kaip šitam video kils peržiūros, ar iš vis bus tų peržiūrų, nes dabar biški toks yra kontento pasikeitimas, neaišku, kaip bus. Ačiū dar kartą, kad žiūrit ir iki kito video.